Taip kad lipsim 1260 laiptelių. Kas užlips į šitą kalną, tai didelį šaunuolį. Ir va toks vaizdelis į Aonango kalnelius. Dabar važiuojam pas mūsų mylimiausius beždžionėlės. Eina, seka turistą, tai šoks ant nugaras. Ir kurgi mes čia atvažiavome šiandien? Ogi į Tigro šventyklą. Ir mūsų laukia manęs ir mano ego, nes aš šiandien būsiu vienas. Šeimyna liko namuose, kaip jau supratom, tokiuose kelionėse nes 3 metų vaikų lipti kalnus. Taip kad lipsim 1260 laiptelių. Iškart mus pasitinka status labai laiptai. Ir reikia dar beždžionę žiūrėti, kad nenutvertų kamerų iš rankų. Nes jau matau, čia laksto 5 aplinkui. Pats tas pradėt ryt, ar ne? Nuo 1260 laiptų. Važiuojam. Statumas tai linksmas čia. Oi, aš būsiu šlapę šiandien. O čia tai bus kojų diena šiandien. Atvažiavau iki čia iš Aonango su motoroleriu. Tai yra šiek tiek ką nuvažiuoti. 40 minučių kažkur užtruko kelionė. Eismas jau čia daug didesnis negu Palanto saloje. Bet kažkaip jau pripratau. Visiems rekomenduoju išsinuomoti motorollerį ir Tailande lakstyti su juo, nes labai daug ką galim pamatyti. Ir svarbiausia, nebrangiai. Čia net matau perdarė tą kelią iš naujo. Čia akivaizdžiai buvo per statų žmonėm. Tai pastatė naujus laiptelius, ne tokius stačius. Ne, čia tai iš tikrųjų buvo nesąmonė, tai prasme statumas. Šitam laipsniu gal juokaujat. Žiūrėkit, koks buvo senas kelias. Eik tu savo. Čia ne vienas buvo ir nuskrydęs. Šiaip išplanavimas įdomus čia laiptukų. Pavyzdžiui, va čia nėra statumo. Lengvai eini. Duota turbūt atsikvėpti. Ir paskui bam, vėl statumas prasideda iš kur staigiai eini. Kopti stačiais laiptais. Oi, linksma čia bus. Bet viskas gerai, kol Coca-Colos cukrus tave varo. Nes prieš tai atvažiavau pavalgyti 7-Eleven. Standartinių 7-Eleven pusryčių. Karštai sumuštiniai, bet vietoj kavutės Coca-Cola ėmėm. Nežinojau, kur važiuoju. Reikės energijos. 646, 647. Koks man skaičius buvo? Bliam, vėl pamiršau. Jonu, vėl iš naujo lipt. Nu, kiek galima? Būtų įdomiau, jeigu rašytų ant ženklų, kiek, pavyzdžiui, jau nueita laiptukų, arba kiek liko. O taip tai žiūri dangų ir pabaigos nematai. Kas 2, kas 4 lypa. Kas užlips į šitą kalną, tai didelį šaunuoliai, nes yra ką čia veikti. Aš jau visas raudonas. Venga, capela! Nejaugi čia finišas. Tu rimtai? Taip, greit, užlipam. Ir va čia turim tokį vaizdelį. Kol lipau, tai ne vienos beždžionės ir nepamačiau. Nors prieš lipant mačiau 10 šokinėjo. Nėra realiai taip sunku. Lip sunku, bet aš kaip beveik nestabdžiau dėl to. Norėjau greičiau užlipti. Be kitus pažiūrėjau žmonės, tai atrodo, kad taip kankinasi, atrodo, kad tai širdis sustos. Bet lipa, šaunuoliai. Esame 309 metrų aukštyje. Ir jau po truputį lipsime, kol nepradėjo kaitinti saulė. Nes dar laukia ilgas kelias namo, beveik valandą reikėjo važiuoti su motoroleriu iki čia. Ir eismas, kaip Vilniuje piko metu. Ir patarimas, aišku, vis laik lipant į kalnus atvažiuoti kuo anksčiau. Aš atvažiavau 9 dienos, tai pats tas dar ne karšta, 27 laipsnių, jau dabar 29. Vandens beveik neišnaudojau. Galvojau, net neužteks, bet 100 ml išgeriau. Bet aišku, linksmiausia yra lipti į apačią, o ne užlipti. Lipt sunkiau negu užlipti. Bet nemanau, kad čia bus ta vieta, kur mes užsibūsime. Nusifilmuoji, pasigroži 10 minučių ir važiuoji namo turbūt. Ką, bandom lipti į apačią, nuėmiau laiką, pažiūrėsim, per kiek nulipsim. Nuo jo lipti kažkaip atrodo lengviau negu nulipdinėti. Taip ir norisi laikytis už turėklą.
Oi, vamzdis koks įkaitęs jau. Oi. Nu va, turistinas jau pradeda lipti. Visi protingesni iš ryto lipa. Op. Oi, kaip nepavydžio šitiem, kurie dar tik lipa. Ir mes oficialiai lipame. Pažiūrim, kiek mes čia užtraukome. Lygiai 15 minučių. Kojas dreba, tai tu savo. Va taip atrodo įspūdingai šventykla, kuri dabar yra ar dar statoma, ar dar remontuojama, nežinau, ar jinai jau buvo pastatyta, bet atrodo tikrai įspūdingai. Einu link Montarolerio ir matau, kad padavė čia porą autobusų turistų. Po pusryčių atvažiavom pačio karščio lipti kalną. Sėkmės jiems, mes jau žinom, ką reiškia lipti per karščius, ar ne? Kolanto jau pabandėme, ačiū, daugiau nekartuosim. O va ir mūsų Honda. Tuoj lėksim namo. Ką apibendrinant. Tokia pusėtina man vieta lankoma. Yra tikrai geresnių. Kas mėgstat sportuot, iš pat ryto pats tas praseit. Didžiuositės paskui savimi, kad užlipote, pamatėt vaizdų. Kaip kas buvo labai malonu. Sutikom belenkiek lietuvių. Per 5 savaitės kelionę sutikome kol kas gal tik 10 lietuvių iki šios dienos. Tik užlipau į patį viršų, ateina lietuvių šeima. 2 minutės praeina vėl lietuvių pora. 5 minutės praeina vėl lietuvių pora. Vienu metu atrodo, kad vien lietuviai susirinko ant kalno viršūnės. Pasikalbėjom, kas pirmą kartą Tailande, kas trečią, ketvirtą, bet visiems Tailandas labai patinka. Žiūrėkit, gražu. Vien palmės aplinkui. Ir turistai, aišku. Čia dar vienas. Bet iškart parodysim mūsų kambariuką, Lalisa Hotel. Labai pavargęs viešbutis, senas, bet pernakvot gerai. Viskas standartiškai, kaip visada. Kas yra nestandartinės, tai šios durys. Atrodo, kas čia yra tokios durys, nu, ir neužsidaro, o užsidaro jos o taip. Girdi visas viešbutis, kai aš uždarau duris. Bet patys kaltinę sutvarko. Žiūrėkit, kaip operacija skalpelė. Pusryčius dažniausiai pradedame šitame šeimos restoranėlyje. Vis laik dar duoda bonusą arbūzą, kas užsisako maisto. Kainos labai juokingos, pataipo 50-70 batų, kas yra apie 2 eurus. Netyčia šitą vietą atradome, kažkaip ėjome skersgatviu ir pataikėme tiesiai. Pažiūrėjom Google reviews, tai iš vis įvertinimai labai superiniai. Ne veltui vakare atėjus čia netgi reikia palaukti dar kurį laiką, kad kokią pasodins, nes dabar dar tik pusryčiai, dar tik atsidarė, bet tuščia, bet to jau 10 minučių praeis, jau bus pilna žmonių. O vakare vis laik čia sausa kimša. Jau atvažiavo kava. Kas nori kavos? Kas nori kavos? Ne, tu tai negausi, tu dar per mažytę. Tu paragauk. Ir štai ir atkeliavo šeikas. Ar smutis? Kuom skiriasi šeikas? Šeikas, tai man atrodo, čia dar įdeda kažko tai pieniško. Smutis būna tik tai su šitu ledu smutį. Patinka tau? Skanu? Aš tai paragavau, tai idealiai padarytas. Atrodo, kad vien iš mango padaryta. Nėra jokių priedų. Aišku, yra tų priedų, saldiklių deda, bet labai skaniai padaryta. Skanus. Geras. Kainavo 60 batų, nepilni 2 eurai. Atnešė mamytė į sriubą. Va toks bliūdas iš pat ryto, tai yra ką veikti suvalgyti tokį. Kiek kainavo? 50 batų, tai euras 5 čia kažkur, euras 70 kažkur tai. Bet vilnai pavalgyti nuo tokio bliūdo. Labai didelė porcija. Va ir mano patai atkeliavo, kurį galiu valgyti kasdien, kol neapsinuodiju. Kai apsinuodiju, paskui negaliu jį žiūrėti 5 dienas, bet paskui vėl grįžtu prie jo. Būtinai spaudžiam laimą, be jo čia niekaip. Labai pagerina skonį, kuris ir taip yra labai geras. Ir pamaišom su riešutukais. Ir atvažiavo mūsų omletas. Koreišytas, karapuzikas, mėgsta valgyti kiekvieną dieną. Kiek kainavo, Matušė? Čia omletus daro su ryžiais vietoj duonos, neduosiu. Kainavo 50 batų, taip. Tai irgi apie eurą 70, kaip ir šitą sriubą. Jų omletas skiriasi nuo mūsų tuo, kad jie vietoj druskas deda sojų padažą. Bet skaniai valgosi, vaikas kiekvieną dieną nori.
Thank you. Ir aišku, koks omletas be kečupo. O kas čia pas mus? Skrenda lėktuvėlis. Au. Gal jau laikas kirpti, sakau, ne? Parodė, kiek gavai saldainių. 3 saldainius net, oho. Ir tai visada, kada ateini su vaiku, gaunam sąskaitą, duoda dar saldainių. Mes nespėjom jų valgyti. Ir tėveliai dar gauna saldainių. O čia saldainiais tai tiesiog aprūpina visai dienai. Prašau. Sąskaita buvo 280 batų, kas yra šios dienos kursų 7,70 €. Tai va, pigiai ir skaniai galite pavalgyti šitą vietoj. Buvo Ispanijoj šitiek daug saldainių turi, ar ne? Kas stomatologai pasakytų? Džiaugtųsi labai, ne? Nes darbo bus artimiausiu metu, spėju. Einam į paplūdimį, o prieš tai būtinai reikia paimti pineapple smoothie. Atradome labai gerą vietelę. Ten jų smučius daro. Aš imu visą laiką ananasinį, kuris kainuoja 50 batų, kas yra €40. Jeigu būsite Onange, nepraleiskite šitos vietos. Fresh for you, priešais McDonald'ą. Įdomiausia, kaip atradome šią vietą, kažkada pusryčiavome šitoj kavinukiai. Užsisakėme pusryčius ir smučius ir pastebėjau, kad padavėjas pasakė tam darbuotojui, pašnabždėjo kažką ir taip supratau, kad jį nusiuntė nupirkti tos smučius, o ne patys gamino juos. Ten sumokėjom 50, o čia pasirodė 5, ten sumokėjom 70, o čia pasirodė 50 kainuoja. Tai va taip, verslas papildo verslą. Nesisuksi, negyvensi. Idealiai jos šio daro. Taip gerai sublenderiuoja, taip susmulkina, jokio leduko nesijaučia. Tiesiog košytė ir nerealiai kvepia skaniai, net už 2 metrų jautyti kvapą ananaso. Brangioji? Tai va, €40. Netgi pavalgai nuo jo. Taip užkimšęs skrandį gerai. Nusipirkau savo, bet gaunasi, kad ne savo. Žinot tą jausmą su moterim, kaip paklausi, nori? Ne, nenoriu. Ar paskui iš tavęs išlupa pusę. Visą laiką Onangas gyvas, ar dienos metu, vakarė tai išvyščia, kas darosi. Tiesiog minios žmonių, juda, pastoja migruoja žmonės. Vietiniai dirba, turistai ilsisi. Žodžiu, miestas gyvas ir visą laiką judesi viskas. Čia žmonės sėdi, laukia savo laivelę, kuris plukdina į Railį į paplūdimį už 100 batų, kur galėsite pabėgti nuo turistų minios. Dėkingiausia, kad turistai bėga nuo turistų, kad atplaukia su kitais turistais. Bet tiesiog ten mūsų šiek tiek mažiau ir šiek tiek gražesnis paplūdimis. Vienas didelis minusas Onango paplūdimio, va šitie laiveliai. Tradiciniai, kurie skleidžia begalinį triukšmą. Ramybės ir poilsio šitam paplūdimį nerasti. Reikia su tom susitaikyti. O mes prisiparkavom šitoj vietoj, virš medžio. Jau po 11 dienos, tai prasidės pats karštis. Va patys drąsiausi, kurie kovoja su saulėm, žinai, bando kažką savo įrodyti. Nes kitaip žinot, kas būna, kai grįžti iš Tailando. Draugai ką pasakys, ar tu iš vis deginais ar ne? Tu buvai iš vis Tailande ar ne? Nes jeigu grįžti neįdegęs iš Tailando, reiškia, tu nebuvai Tailande. Sminkit šitą. Tas pats ir Turkijai galioja. Ta prasme, kas pirmą dienos gali alų pirkti? Kaip jau pratome, kiekvienas rytas pas mus prasideda nuo laiptelių. Atvažiavome į kinų šventyklą. Nu, bet laiptukų statumas tai geras. Kaip suprantu, per centrą gal negalima lipti, nes sakė per šonus lipti. Matau, taip atsistoji prie laiptų ir kitų jau nematai. Labai statu. Gal galima padaužyti? Tai išvarys mus, man atrodo, iš čia. Aukojamas mirindas. Dievai turbūt labai mėgsta mirindą. Nežinau dėl Coca-Colos kaip, bet dėl mirindos tai tikrai aišku, kad jie mėgsta. Čia tikrai kinų šventykla, nes man kažkaip čia labiau su Indija panašiau. Sumos tik man dar tokį prigalvoja. Drakoną su vėžlio kiautu. Kuris matė tokį dalyką. Gerai atrodo. Vėžliadrakonis. Arba drakonvėžlis. Kas geriau skamba? Drakonvėžlis ar vėžliadrakonis? Čia visa giminė susirinko į balių.
Su geru vaizdelį vietiniai gyvena, ar ne? Nori įmesti? Sugalvok norą ir įmesk. Sugalvoji norą? Nu nesakyk, neįsipildys noras tada. Kaip smagu, dar norisi kažkaip. Sugalvok norą, bet kad jis neprieštarautų manajam. Paskutinis. Sugalvoji norą? Ar tiesiog mėtai pinigus? O, kokia įdomi atrakcija. Bet kažkaip žmonės gaili pinigėlių čia. Nebent čia surinko jau ryte šiandien viską. Labai rami vietelė. Mes čia dabar 3 esam. Daugiau nieko nėra. Nelabai lankoma vieta turbūt. Arba dėl to, kad labai anksti atvažiavam, dar tik 9:30. Pas mus turistai pastebėjau, eina valgyti tik 9:10 pradeda savo dieną. Bet aš šiandien nusimato lietaus. Tai jaučiu visi bijo. Sėdi viešbutukuose. Nu va, realiai per minutę galima užlipti iki pat galą. Ir va toks būda. Arba, kaip lietuviai mėgsta sakyti, budulis. Reda įsiganda, kad čia tikras žmogus sėdi. Šiaip gerai atrodo, tikroviškai. Ir va toks vaizdelis į Aonango kalnelius. Šitie kalnai man kažkaip Avataro filmą primena, jum ne? Sėskitės vaiką, aš jums papasakosiu istoriją. Seniai, kai Daryta žaidė Eurolygoje. Įdomių čia mytinių būtybių galim pamatyti. Bet man vis tiek įsiminė labiausiai tas drakonvežlis. Tokia trumpa ekskursija. O dabar važiuojam pas mūsų mylimiausius beždžionėles. Vienas iš Aonango pliusų, kad čia nemokamai galim pamatyti laisvėje gyvenančias beždžiones, kurių čia tiesiog daugybė. Labai naglas, lenda prie visko, su kuprinėm ypatingai atsargiai reikia vaikščioti, mano viską nutvert. Kokias mažytės. O, jau krapštų, matai, tik užsigrįžk iškart lenda į kišenės. Kišenvagės. Laiptai, laiptukai. Niekur mes nuo jų nepabėgsim šitai kelionį. Kokia šustra. Kaip šokinėja gerai. O, kiek kabelių pravesta. Internetas turbūt pravestas beždžionėm. Čia sulaidinis. Patinka jums čia beždžionėlės? Tau nepatinka? Tu nemėgsti žygių? Kažkas iš mūsų nemėgsta žygių? Ne ant vienos bangos su visais. Bet kvapai kvapučiai. Kaip tvartė kvepia. Op, op, op. Ir kur turistai dingo visi? Ir beždžionės dingo, visi dingo. Su orų prognozėm kaip visada. 20% pasiteisino. Rašė telefonas, kad visą dieną šiandien turi lyti. Kol kas net nesimato, kad būtų lietaus kažkiek. Tikėkimės, taip ir bus. Nu va, ir atėjom. Biškiau gražesnis paplūdimys šitoje vietoje. Žmonių iš vis nėra. Bet mes nepasiruošėm maudytis, nes nieko nepasiėmėm. Tiesiog norėjom prasivaikščioti. Nu va, 10 minučių ir pereinat iš Aonango paplūdimio. Į kitą paplūdimį. Kaip jis vadinasi, aš tai nežinau. Arti Railiai paplūdimio. Bet žodžiu, daug geresnis už Aonango, nes Aonange didžiulis triukšmas, daug turistų ir svarbiausia labai daug tų motorinių valčių, kurios skleidžia labai stiprų garsą. Jos labai gadina poilsį Aonange pačiam. Va tokie kalnai kalniukai. Taip pat paplūdimio. Gražus vaizdelis, ar ne? Ir svarbiausia, turistų 10 kart mažiau.
Aš kaip suprantu, čia įėjimo nėra į šitą vietą. Tik tai tą keliu, kur mes atėjom. Bet jeigu čia norit pailsėti su lagaminais, tai, kaip suprantu, vienintelis būdas yra atplaukti. Turbūt ir kainuoja šitą vietą jau brangiau, nes vieta tikrai įspūdinga. Šiek tiek nejaukų pro jas praeidinė. Labai jau patinka jam blizgantis daiktai. Ir nepatinka jam telefoną, tik pamato telefoną, iškart bėga, va, eik. Atsargiai. Ei. Šoko redai, ką tik ant kuprinės. Su krepšiais geriau nevaikščiot, nes jos iškart iš nugaras puola. O, eina, seka turistą, tai šoks ant nugaras. Na, va, tokia linksma ekskursija buvo. O, mušeikos. Gaujų karai. O, nemokamas zoologijos sodas. O, koks lėliukas mažiukas. Žiūrėkit, koks mažiukas. O, drąsi moteris kokia. Reda, nori nuotrauką su bežionė? A? Nori? Ant pečių? Aš tai turiu nuotrauką? O tu turi ką nors? Ne. Dėdė ką tik įsivaikino 2 bežionės. Ai, vienas prarado riestainį. Skanaus tau bežionė. Va čia tai pasisekė medžiokliai. Tai va, jeigu būsite Onage kada nors, jums tai reikia paplūdimiu nueiti iki pat galo, iki Olų, iš tos vietos ir va čia pamatysite daugybę beždžionių. Atėjom palydėti saulės kai visą laiką, kiekvieną vakarą. Bet vieną nesuprantu Tailande. Dėl ko žmonės pastoja prie jūros, kai ateina, turi gerti būtinai alkoholį. Kas alų, kas sidrus, kas degtinę net geria. Prasme, negalime tiesiog pasimėgauti salę be alkoholio. Prasme, tenais va geria kažkas, tai tenais mačiau geria. Prasme, pasibaisėtinė situacija, kas čia dabar darosi. Kur mes čia atėjom, pupas? Ogi į Onango maisto turgų, turbūt galim pavadinti. Čia visko yra ir pramogų, ir maisto. Labai gera vieta praleisti vakarą. Labai didžiulis maisto pasirinkimas. Ir visur labai kvepia žolytė. Ir aš kalbu ne apie nušienautą žolės kvapą. Jeigu jūs suprantate apie ką aš. Atsargiai, moterys už vairo. Oi, šitą mes iškirpsim. Patinka? Patinka? Kas geriausiai įsodinsi, bet ištrauk sunku vaiko iš mašinytės. Nežinot, kaip būna. Valandą galėtų tai važinėti. Šiaip kas man nelabai patinka, kad plotas labai mažas. Nėra, kad čia veik vaikui iš tikrųjų. Vaikui įdomu, bet man pačiam neįdomu važinėti čia. Bet jų kaina mažesnė negu Lietuvoje. Čia 10 minučių kainuoja nepilnus 3 eurus. O nuo lietuviškų kainų aš iki šiol negaliu atsigauti, nes kaip patys Vilniečiai sostinės dienose už 10 minučių buvom sumokėję 8 eurus. 8 eurus už 10 minučių. Kas per kainos Lietuvoje? Nežinau, kokias Palangoje kainos kurortinės, bet turbūt irgi nemažas. Šiaip jeigu žino, kokias Palangoje kainos, pakomentuokit komentaruose. Mokinamės galu parkuotis, o iš 3 kartų regitrą išlaikyta būtų. Sveikinu, o dabar lipam. Išlipsi pati? Ir neverksi net? Nu čia tai jo. O čia tai pasiekimas pas mus. Boxing Stadium. Tonight. Jeigu šitą negirdėjote, jūs nebuvote Tailande. Labai stipriai sutvarkė šitą vietą. Mes buvom čia prieš 1,5 metų, tai pristatyta dar namuko europietiško stiliaus. Labai panašu, kaip Vilniui PUP būtų. Didžiulis maisto pasirinkimas, kiekvieną skonį. Tiesiog salutyčių norit, prašau. Vištytės, prašau, picų, burgerių, visko yra. Ir kojiečių, ir indų virtuvės. O čia mūsų vaiko mėgstamiausi. Vištienos iešmeliai, po 15 batų. O tėvas savo paėmė šiandien korietiškos vištienos. Iš nuotraukų labai skaniai atrodo, ar ne? Tai patikrinsim. A brangioji savo paėmė tai, ką aš vakar buvau pasiėmęs savo kebabiuką su sūriu. Na taip iškart pakaitina, išlydo sūrį. Ir jos kebabiukas kainuos, na taip ir pigiai.
4 eurai 20 centų. Leidai čia savo paišlaidauti. O mano 89 batai, kas yra apie 2 eurus 50 centų. Gerai eina? Skaniai? Skanu? Pakartosim dar? Imsim dar? Čia pas kaimynus irgi viskas labai skaniai atrodo. Įdarytos bulvės. Nusiperkat maistą ir einat ieškos staliuko, kur valgysit. Šiandien, kadangi šeštadienis, tai jau čia bus sunku kas surasti. Ir dar vakare gyva muzika. Na va, pasirodo, nėra taip lengva surasti stalą. Vakar su šito problemų nebuvo. Nežinau, ar girdit mane, bet mes pačiai pirmoje eilėje atsisėdom. Prie pas scenos. Reikėjo paieškoti, kad šitą vietą rasti. Labai daug žmonių čia. Mano viškiant tai labai gera. Ne veltui ten tokia didelė eilė buvo prie koriečių. Bet čia manęs nesigirdi, ar ne? Nes dabar Elvis Preslis dainuoja. O mes šioje vietoje atsisveikiname su Onangu, pakuojamės daiktus ir kelsimės į kitą Tailando vietą. Jeigu patiko šis video, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti kanalą ir susitiksime kitose Tailando dalyse. Iki.